Labą dieną, įvykių apžvalgą pristato Ignalinos televizijos informacinė laida. Kviečiu valandą praleisti sykiu. Šiandien matysite savivaldybės informaciją. Ignalinos krašto muziejuje smagiai minėta Europos diena. Naujajame Daugėliškyje veiklą pradėjo socialinės dirbtuvės. Svečiuose kalbos redaktorė Darija Žuravliova ir žurnalistas Remigijus Kazilionis. Gandrai pamėgo Ignaliną. Labą dieną. Ignalinos krašto muziejuje gegužės 9-ąją smagiai paminėta Europos diena. Renginį pradėjusi muziejaus direktorė Regina Mikštaitė-Čičiurkienė džiaugėsi svečiais bei puikia karikatūristų kūrybos paroda drąsiai ir linksmai apie Europą. Su Europos diena visus sveikino savivaldybės vicemeras Vaidotas Židanavičius. Aš jūs labai visus noriu pasveikinti su šia gražia švente, palinkėti jums džiaugsmo, vilties ir pasitikėjimo, nes mes tikrai esame stiprūs ir kuo toliau tikrai būsime stipresni. Vilties, džiaugsmo, pasisekimo jums visiems, sveikatos, stiprybės visur. Kol vicemeras kalbėjo, karikatūristai suspėjo parengti smagias dovanėles. Dailininkas karikatūristas Jonas Varnas turi tokią slaptą hobį. Ta vakarą ne vienam buvo sukurtas toks siurprizas. Pagrindiniu renginio akcentu tapo Europos dienai skirta Lietuvos karikatūristų darbų paroda. Parodą kartu su jos iniciatorė Indrė Gruodienė pristatė žymus Lietuvos karikatūristai, dailininkai Jonas Varnas, Kęstutis Šiaulytis, Ilja Bereznikas, Antanas Bartašiūnas ir Jonas Lenkutis. Kūrėjų būryje smagu buvo matyti ir save Mielagėniškiu jau daug metų vadinantį Mindaugą Milinavičių. Jo darbų taip pat yra parodoje. Dailininkams įteiktos Europa Direct Visaginas ir muziejaus dovanėlės, o jie patys savivaldybės atstovams, renginio organizatoriams ant kaklo kabino juokingai keistus medalius, dovanojo suvenyrus su istorijomis. Karikatūristai mano, kad humoras ir satyra nepraranda vertės, ji reikalinga ir veikia visais laikais, todėl jie ir priėmė Europa Direct Visaginas vadovės Indrės Gruodienės siūlymą surengti parodą skirtą Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą 20-mečiui. Dailininkų piešiniai atspindi Lietuvos žmonių nuotaikas, leidžia pasižiūrėti į rimtus dalykus su šypsena. Buvimas Europos Sąjungoje atveria vis naujų galimybių prasmingai bendrauti, bendradarbiauti, pažinti kitų šalių istoriją ir kultūrą. Buvo pristatytas savivaldybės administracijos vykdomas projektas Europa kuria, visi skirtingi, visi lygūs, kuriame savo kūrybą dalijasi ir apie lyčių lygybę diskutuoja 5 šalių kūrėjai. Kviesta dar kartą apžiūrėti Ignalinoje vykusio pirmojo projekto dailės plenero parodą. Renginyje dalyvavo projekto partneriai iš Lenkijos ir Čekijos. Muzikinę programą antakiai dovanojo aktoriai bardai Jokūbas ir Saulius Bareikiai. Tėvas ir sūnus pristatė autorinių dainų programą. Mano laiškai dangumi iškelia, jie tolsta. Altam sūkurį tolsta, sūkurį barsto konfeti tolsta, sūkurį barsto konfeti tolsta. Sūkurį barsto konfeti. Gegužės 9-12 dienomis Ignalinos rajono savivaldybės mero Laimučio Ragaišio vadovaujama savivaldybės tarybos narių delegacija lankėsi Lenkijos Serotsko mieste ir dalyvavo tradicinėje Ignalinos miesto partnerio globėjo Švento Vojcecho šventėje. Šeštadienį vykusioje miesto šventėje paminėta svarbi sukaktis – bendradarbiavimo 25 metų jubiliejus. Pasirašytas susitarimas dėl tolimesnio bendradarbiavimo. Ignaliniečiams buvo organizuota ekskursija Serotske, aplankyta Varšuva.
Gegužės 14 dieną lankėmės naujajame Daugėliškyje. Čia buvusios mokyklos pastate savo veiklą pradėjo socialinės dirbtuvės. Ištuštėjusioje Daugėliškio mokykloje ir vėl triukšminga. Nešinių dovanomis čia rinkosi puikiai nusiteikę svečiai, o juos su muzika ir daina pasitiko naujieji šeimininkai. Prieš mėnesį savo veiklą pradėjusių socialinių dirbtuvių nariai. Visus kvietė užeiti į vidų, kur buvo parengta darbelių paroda, paruoštas vaišių stalas. Šventiška atvirų durų diena tiesiog spinduliavo pačiomis geriausiomis emocijomis. Socialinių dirbtuvių kūrimas tai Daugėliškio krašto bendruomenės, asmens su negale teisių apsaugos agentūros, Ignalinos rajono savivaldybės kartu įgyvendinamas projektas, kurio tikslas teikti naujų formų bendruomeninės paslaugas suaugusiems asmenims su intelekto negale. Socialinės dirbtuvės nėra tik užimtumo centras. Dirbtuvių veikloje dalyvaujantys žmonės susirenka kartu leisti laiką, ugdyti savarankiško gyvenimo įgūdžius, kurti, dirbti. Jie turės galimybę už savo darbą gauti atlygį, panaudoti pinigus ten, kur patys norės. Atvirų durų dienos renginį vedė Daugėliškio krašto bendruomenės pirmininkė, projekto sumanytoja Indrė Gruodienė, jai šauniai talkino Tomas. Tai sveiki atvykę. O, labą dieną. Sveiki atvykę į kokį renginį? Atvirų durų dieną. Taip, atvirų durų diena. Renginio vedėjai pristatė visus dirbtuvių narius ir darbuotojus, norintys įsakė savo mintis. Dabar dirbtuves lanko 9 žmonės. Aš labai džiaugiuosi, kad mes turime šitokią Daugėliškį dirbtuves, kad mes čia galime dirbti, kurti ir vienas kitą geriau pažinti. Ir aišku, turim daug draugų. Ir labai dėkojam Indrei, Nijolei ir mūsų mokytojui Dariui, kurie mus čia subūrė, sukrėtė. Ir mes labai esam laimingi, nes mes vieni kitus labai saugojam, vieni kitus labai mylim. Ir ateikit pas mus daugiau, klausyt. Socialinių dirbtuvių darbuotojams labai svarbus bendravimas su tėvais. Viktorijos mama Ignalinietė Audronė negalėjo paslėpti džiaugsmingo jaudulio. Tai, kas šiandien vyksta, yra 10 metų mano maldų rezultatas, sakė ji. Atėjo tas laikas, kai tokiem kaip Viktorija sueina 21 metai, jie užauga ir tiesiog nebelieka kur būti. Nes kaip Ignalinai, pavyzdžiui, ugdymo tas centriukas buvo iki 21 metų, buvo iniciatorė, kad tie vaikai, mes vadinam juos vaikais, nes jie mums kaip mamom, kaip tėčiam, jie neužauga. Vienų vaikai užauga ir išeina, o mūsų vaikai tarsi neužauga. Jie labai keičiasi, jie labai keičiasi, bet jie iš tikrųjų neužauga taip, kad galėtų gyventi savarankiškai, kad kažkur galėtų išvažiuoti, studijuoti, kad kažkur tai dirbti. Ir kai atėjo 21 metai, supratau, kad viskas. Tai yra dabar mano. Valstybė nebegali daugiau prisidėti, daugiau ugdyti ir tai yra jau mano dabar reikalas, mano kompetencijos. Noriu jums visiems paliudyti, kad tai yra tikras stebuklas. Aš nieko nedariau, aš daugiau nežinojau, ką daryti. Aš nežinojau, kaip daugiau lavinti Viktoriją, kaip daugiau kažkur dar įtraukti. Svajojam apie darbą, Viktorija irgi svajoja. Bet yra taip, kaip yra. Ir štai, kad tai atsitiko. Ir šiandien su jumis dalinuosi šituo džiaugsmu, šituo nauju patyrimu, kuris ne tik Viktorijai begalinis džiaugsmas, kaip Indrė sakė, jie čia susirenka, jie čia gerai leidžia, bet tai, kas įvyko mūsų, mano, aš tikiu, kitų tėvų gyvenime, tai visiškai naujas laikas. Į atvirų durų dieną atvykę svečiai buvo užregistruoti, sunumeruoti ir jų sveikinimų eiliai traukti burtai. Sąraše buvo daugiau nei 20. Jūs tapote maža dalelė, bet labai didelė dalis. Tos visos pertvarkos būtent šitiem žmonėm. Būtent šitiem unikaliems mūsų žmonėm, kurių mes anksčiau ir nebematėm taip plačiai. Bet dabar pamatysim gal dažniau.
Bendro darbo rezultatu džiaugiasi asmens su negale teisų apsaugos agentūros atstovė Tamara Gaivarovskaja. Gerumas tai ta kalba, kurią supranta kiekvienas. Ir tas, kuris negali kalbėti, ir tas, kuris negali girdėti, visi tą kalbą supranta. Tai aš tiek supratau čia atvykusi, kad čia kalbama šita kalba. Nauja pradžia džiaugiasi anksčiau čia veikusiai mokyklai vadovavusi Rima Cibulskienė ir buvusi pavaduotoja Gražina Mackonienė. Naujų namų gyventojų sveikino ir savo dovanas įteikė naujo Daugeliškio seniūnas Gintautas Ruseckas, savivaldybės tarybos narys Giedrius Palenčius. Taip jau gyvenime yra, kad visi mato, visi žiūri, bet ne visi pamato. Visi girdi, bet ne visi užgirsta. Visi pagalvoja, bet ne visi pasako. Ir gyvenimas eina pilkas ir mes vieną savo vaivam, o gyvenimas negerėja. Tai va šita diena, šita įstaiga, šita dirbtuvėlė turbūt yra ta vieta, kai mes pamatėm, užgirdom ir kažką padarėm. Galima džiaugtis, galima liūdėti. Džiaugtis, kad pamatėm, liūdėti, kad tik dabar pamatėm. 24 laisvos Lietuvos metuose. Taip? Taip kalbėjo savivaldybės meras Laimutis Ragaišis, pripažinęs, kad svarbiausia yra gera mintis ir idėja, o visi rūpestėliai bus bendromis jėgomis sprendžiami. Savo sveikinimus įsakė ir dovanas perdavė įvairių įstaigų bendruomenių atstovai. Sveikino Didžiasalio vaikų globos ir paramos šeimai centras, neįgaliųjų draugija, užimtumo tarnyba, kavinė šeimos virtuvė, savivaldybės įmonė Kompata, Daugeliškio biblioteka, Ignalinos rajono vietos veiklos grupė, Daugeliškio, Grybėnų, Vydiškių, Ignalinos miesto Budrių bendruomenės ir kiti svečiai. Sveikintojų kalbas lydėjo socialinių dirbtuvių narių skanduojami ačiū. Pasigavęs vėją, pasidirbsiu laivę, pasidirbęs laivę, pas tave aš lauksiu. Rytą vakarą, žiemą vasarą, saulė šviečia kaip zlyjant, sninga sodas. Socialiniuose tinkluose kilo diskusija dėl Ignalinos butų ūkio teikiamų paslaugų ir kadangi nemažai kaltinimų išsakyta rajono vadovams, situaciją komentuoja savivaldybės meras Laimutis Ragaišis. Kaip visi žinote, nuo naujų metų pradėjom akciją, pradėjom formą, kai visą rajono gyventojai Ignalinos savivaldybės autobusais, Ignalinos butų ūkio autobusais važiuoja nemokamai visą rajono ribose. Tai buvo paskatinta turbūt rinkiminės kampanijos pažadų daugelio partijų ir įžvalgų, kad tai palengvintų, pagerintų susiekimą ir gyvenimą neįgaliojo gyventiems žmonėms. Taip pat buvo akcentas dėl to, kad vis dėlto šios sąlygos pagerintų ir susiekiamumo dėl darbo santykio, kad tie žmonės, kurie gyvena ne Ignalinoje, galėtų patogiau, laisviau, pigiau pasiekti savo darbo vietas ir tai taipogi atlieptų į užimtumo gerinimą. Ar sulaukėt kažkokių gerų atsiliepimų, kad tikrai žmonėm patogu važiuoti į darbą? Sulaukėm labai daug atsiliepimų gerų. Tikrai dėkoja ir vietiniai gyventojai, dėkoja tie, kurie atvažiuoja penktadieniais traukiniais ir važiuoja pas tėčius mamas į sodybas. Viskas tvarkoj. Mes jau turim analizę ir mėnesio, ir pirmo ketvirčio, kiekgi padidėjo paklausumas važiuoti nemokamų transportu. Tai mes žinom, kad vidutiniškai pagal atskiras rūšis, pagal atskiras maršrutus nuo 30–40% padidėjo gyventojų važiuojančių autobusais. Na, ypatinga kryptis Didžiasalis, ten jau skaičiai viršyje. Ir čia žmonės skundžiasi, kad būna taip, kad tiesiog nebetelpa į autobusiuką. Mes tą žinom, girdėjom atsiliepimus ir skambučius žinom. Na, tiesiog visko numatyti negali. Ir iš to aplamai viso gėrio sukurta, va šitoje vietoje truputėlį yra problemėlė, bet ją sprendžiam.
ir didindami autobusų didumą, kad tuo maršrutu važiuotų didesni autobusai. Ir kadangi jų maža, Ignas būtų ūkis ruošiasi pirkti didesnį autobusą, kad šitas autobusas aptarnautų šitą liniją Didžiasalį, kad tai būtų maksimaliai patogu nuvykti ir atvykti į Didžiasalį. Ignalinoje dabar sklando tokia legenda, kad valdžia tarsi apgavo žmonės. Padarė nemokamą važiavimą, bet už tai jie susimoka, mokėdami didesnės sąskaitas būtų ūkiui. Įdomi sąsaja, tai gal reikėtų ją ir truputėlį išskirti. Autobusų susiekimas nemokamas, tai yra absoliučiai prieinama paslauga visiems rajono gyventojams ir ne tik. Pirmiausia, mes rūpiname savo gyventojais. Atvykėliai, turistai arba svečiai, čia ne mūsų didžiausia šioje vietoje problema. Mes rūpiname savo žmonėmis. Nuo 350 iki 400 tūkstančių savivaldybė kasmet dotuodavo autobusų susiekimą, kadangi bilietų kaina netitikdavo tikrųjų kaštų. Ir skirtumas tarp dotacijos ir surenkamų pinigų buvo apie 50 tūkstančių eurų. Tai reiškia 50 tūkstančių eurų autobusai tokiai sumai išpirkdavo bilietų gyventojai. Tai mes šitą naštą 50 tūkstančių dydžio prisėmėm ant savęs savivaldybę tam, kad nebūtų bilietų ir visi važiuotų nemokamai. Visiems prieinama paslauga. O dabar apie sąskaitas padidėjusias? O čia jau kita tema. Ir temą turbūt reikėtų pradėti truputėlį nuo įžangos. Kaip visi žinote, 2023 m. sausio 1 dieną pasileido 3 įmonių sujungimo. Viena įmonė pradėjo dirbti. Autobusų parkas, Ignas vanduo ir Ignas būtų ūkis susijungė vieną įmonę, Ignas būtų ūkis. Darbas šio įmonėje per pirmą 23 metų pusmetį mes matėm, kad mes nepasiekėm siektinų rezultatų ir kokybės, kažko tai trūksta. Reikia pripažinti, kad šios įmonės buvo pakankamai finansiškai silpnos. Buvo daromi visokie žygiai taip pastiprinti, bet nesėkmingi. Ir mes matydami tą, mums reikia išėti iš tos būsenos. Mums reikia išėti iš būsenos, kad mūsų tikslas, kad įmonės būtų rentabilios, efektyviai dirbtų ir teiktų paslaugą maksimaliai optimaliom kainom. Paprastai sakant, išlipti iš duobės. O didžioji prasme tai išlipti iš esamos duobės, kuri jau siekia 100 tūkstančių eurų. Tai va šitoje vietoje įvertinę analizę, pažiūrėję visą, kas yra ir kaip yra, pažiūrėję nuo teisinės bazės, mes pakeitėm savivaldybės tarybą keletą sprendimų dėl administravimo mokesčių išdidinimo, išaiškinimo. Galiu pasakyti tiems žmonėms, kurie kažko nežino arba nesupranta, Ignas būtų ūkio tinklapyje yra informacija. Ją reikia atsiversti, paskaityti. Jeigu žmonės to negeba arba nemoka, nereikia čia sarmatytis, galima nueiti visą laikį būtų ūkį. Ir būtų ūkio specialistai, buhalteriai ir aptarnaujantys specialistai išaiškins nuosekliai, iš ko susidaro kaina, kas yra komponentai tos kainos ir kaip jinai visa generuojasi kiekvienam asmeniui individualiai. Čia jokių paslapčių nėra ir čia viskas yra žinoma, tik reikia tiesiog norėti, sužinoti. Ir šitoje vietoje reikėtų pažymėti, kad Ignas būtų ūkis aptarnauja kažkur tai apie trečdalį iki pusės gyventojų, kurie gyvena daugiabučiuose namuose ir naudojasi teikiamom daugiabučių namų bendrijų paslaugomis. Kitagi pusė gyventojų rajone gyvena individualiuose namuose. Jie tos paslaugos būtų ūkio paslaugų negauna. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, kad einant toliau į perspektyvą, galiu pasidžiaugti, kad įvyko konkursas. Buvo 3 pretendentai ir laimėtojas. Artimiausių laikų galėsim viešai pasakyti, kas. Ir bus įmonėje vadovas, kompetingas. Ir tikimės, dedam viltis į jo asmenybę, kad jisai pakels įmonės darbo kokybę kitą lygį. Kokius jam tikslus uždavinius kelsit? Tai uždavinė jau prinokia kaip slyvas, ne?
pirmas uždavinys artėti prie nulio. Sumažinti įmonės ilgalaikius įsiskolinimus, artėti prie nulio ir vėlgi stengtis racionaliai dirbti. Teikti visas maksimaliai paslaugas, kad įmonė dirbtų labai operatyviai sklandžiai, racionaliai ir kad jinai būtų savi išsilaikanti. Tai didžiausias mūsų tikslas. Jeigu pasieksim, ten mūsų nėra tikslo, kad įmonė labai pelningai dirbtų arba turėtų didžiulius viršpelnius abonentų sąskaitą. To visai nereikia. Mums reikia, kad būtų atsiperkamumas. Visos kitos įmonės tą sugeba? Aš galiu šiandien pasidžiaugti, tikrai nuoširdžiai. Na, pavyzdžiui, Ignalinos šilumos tinklai jau pernai metais investicijas darė savo pinigėlių. Susitvarkė tas vietas, kurios buvo labai neracionalios arba neekonomiškos. Vadinkim, gal mes nepasiekėm tobulumo nulį ar į pliusą, bet mes išlaidas sumažinam. Tai labai svarbu bendram kontekste. Kompata tikrai gerėja, skolas ilgalaikės mažėja Racui. Tikimės, kad kitų metų, ne optimistinis, bet jau pesimistiniais skaičiais, gegužį kitų metų mes ateisim nulio. Išmokėjai būsim ilgalaikiai, nugulsias skolas. Tai reiškia, kad skolų išmokėjimas, kai pasibaigs, mes galėsim generuoti pinigėlius naujoms mašinams, naujom paslaugom, galėsim plėsti, galėsim tą patį mūsų žmonių darbo užmokestį padidinti darbuotojų. Tai irgi labai svarbu. Taip, kad mūsų tikslas yra, kad tos mūsų visos strateginės įmonės būtų racionaliai veikiančios. Nuo gegužės 13 dienos Palūšės Švento Juozapo bažnyčia atvira lankytojams, kasdien nuo 10 iki 18 valandos. Kviečiame aplankyti Ignalinos seniūnijoje esantį Mažulonių piliakalnį. Seniūnas Jonas Polito pasidžiaugė, kad visai neseniai buvo atliktas piliakalnio laiptų remontas, taigi dabar galima saugiau užlipti ir apžiūrėti aikštelę. Šis savaitgalis buvo turtingas kultūros renginių. Poezijos ir muzikos festivalis Rojuje, kraštiečio Juozo Ruolios prisiminimas Cykiniuose, sekminės Meironyse, šeimadienis ir muziejų naktis Ignalinoje, partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės diena. Apie kai kuriuos jų bus pasakojama kitoje laidoje. Kitą savaitę, gegužės 22 dieną, Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda kartu su savo komanda dirbs Ignalinos rajone. Vyks susitikimai savivaldybėje, diskusija su mokiniais Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijoje, planuojama išvyka į Naująjį Daugeliškį. Gyventojai kviečiami į susitikimą su prezidentu ir pirmąją ponę dieną 17 val. 30 min. Ignalinos rajono kultūros centre. Gražios ateinančios savaitės, viso geriausio. Ignalinos viešoji biblioteka baigė šiame sezone pokalbių ciklą Prisėskime ant suolelio ir pasikalbėkime. Paskutinis pasikalbėjimų vakaras buvo skirtas spaudos atgavimo kalbos ir knygos dienai. Pristatome kalbos redaktorė Darija Žuravliova ir žurnalistas Remigijus Kazilionis. Gražaus ir prasmingo pokalbių ciklo metu buvo kalbinti iškilūs kraštiečiai. Jau įspaudę pėdas ne tik Ignalinos, bet ir visos šalies žemėje, o kai kas ir svetur nepasidrovėjo sužibėti. Ignaliniečiai jaukios popietės leidosi Jolanta Dasytė, Jolanta Narbutaitienė, Zita Čeponienė, Liepa Jankauskaitė ir Algiu Jakštu, Vida Ksenzovienė ir Milda Raslanienė, Aistis Niškienė ir Povilu Panavu, Elena Skripkauskienė ir Irena Cicėnienė. Paskutinieji sezono pokalbiai skirti spaudos atgavimo kalbos ir knygos dienai. Prie šventinio susitikimo sklandžiai prisišliejo ir kita renginio dalis, skirta sveikinimams ir padėkoms.
paskutinė jo šio sezono pokalbių ciklo suolelio prisėdo kraštiečiai Darija Žuravliova ir Remigijus Kazilionis. Radio ir televizijos, tai tokia ir yra esmė, kad prižiūrim tartį, prižiūrim kalbos taisyklingumą, gramatikos taisyklės ir kalbos kultūrą. Tai vieną dieną dirbu televizijoje, kitą dieną portale, kitą dieną radijuje, tai labai mažai tokios melancholijos, labai daug dinamikos, darbas labai greitas, tai taip turbūt galėčiau pasakyti, tiek pasakoti. Man paprasčiau turbūt čia iš daugelį esančių patys yra žurnalistai, dirba tą darbą. Tai aš baigiau mokyklą Ignaliną 87 metais, po to žurnalistiką ir nuo 93, jeigu oficialiai, tai jau žurnalistas esu tiek metų, bet realiai tai ta žurnalistika į mano gyvenimą atėjo anksčiau ir iš tikrųjų tiek kartu su nauja vaga tuo metu. Aš buvau dar pas Mamertą Krapauską praktikantas. Žinau, kad vienas pirmųjų reportažų, kur reikėjo daryti, nežinau kodėl, bet reikėjo į morgą, tuo metu Ignaliną. Reikėjo pakalbinti, sen aišku, nedaug buvo ką kalbinti, bet kažką pakalbinau. Jo, taip. Tai va čia buvo tokia kaip ir pradžia, o po to pasukau to sporto žurnalistikos keliu. Sporto laikraščiai dirbo, vėliau tautiniam olimpiniam komitete, spaudos atstovų ir po to į Lietuvos rytą atėjau. Ir Lietuvos rytų susiję buvo porą dešimtmečių. Kartu dar buvau prie Lietuvos ryto krepšinio komandos atstovas spaudai. Ir dabar jau kokius 5 metus esu portale Lrytas LT, kas yra iš tikrųjų atskira įmonė dabar. Prieš 1,5 metų ją nusipirko Estijos koncernas Express Group. Tai esu Lrytas LT redaktorius pavaduotojas. O ar esate išlaikę ryšį su Ignalina? Ar sugrįžtate čia, ar tiesiog tik kažkokių naujienų sužinote, ir jeigu sužinote iš kur tas naujienas? Aš visuomet, kai tik yra galimybė, tai visą laiką grįžtu, nes čia Ignalinos rajone gyvena mano tėvai, močiutė dar yra gyva, brolis. Tai visuomet, nors po mokyklos baigimo, aš baigiau mokyklą prieš vasarą 6 metai Ignalinos gimnaziją, bet visą laiką ir studijų metais, ir dabar, kai tik turiu galimybę, visą laiką grįžtu ir stengiuosi ir tėvus kuo dažniau nudžiuginti, ir man pačiai čia gerai, aš pati gerai čia jaučiuosi šiuose kraštuose, tai naujienos kokios dažniausiai būna, tai šiais laikais viską internete galima sužiūrėti, tai nuolatos visas Ignalinos naujienas seku, visą tą srautą pažįstu, tai toks mano santykis. Dar vis gyvas ir manau, kad ilgai dar bus gyvuojantis. Aš galiu patvirtinti, kad bus ilgai. Pas mane iki šiol yra tas ryšys labai artimas. Jau tėvų nebėra mano, bet aš į Ignaliną vis tiek kiekvieną progą važiuoju. Man patinka čia patinka tiesiog būti. Sunku kartais žmonėms paaiškinti, ypač vilniečiam ar kitiem, kodėl, kas čia yra, kas čia įdomaus, kas gero. Tiesiog gera būti. Tai už tai man ta Ignalina yra artima. O naujienas, kaip kolegė minėjo, aš visai Jono leidinį skaitau. Ten yra daug tikrai man įdomių dalykų. Su kai kuriais nesutinku, su kai kuriais sutinku. Bet turbūt tokia yra žurnalistika, visiems geras nebūsi, arba visiems patik negali. Žodžiu, Ignalina tikrai yra mano širdį. Jūs sakot, kad visiems, kaip tu pasakyti, nuomonės nesutinka. Jeigu visų būtų nuomonės visada vienodos, visi vienodai galvotų, tai iš principo tada kaip ir nebėra prasmės nei be tų laikraščių leisti, nei be tų knygų rašyti, nes visi vienodai juda į priekį ir tiek. O jeigu jau kalbam apie spaudą, ne, sakot, sakykime, popierinis tas jau variantas laikraščio, ar jis yra jums priimtinas, ar jūs jį paimate į rankas, ar tą elektroninį skaitą? Šiaip prisipažinsiu retai popierinį, nes, yra tiesiog patogiau. Prenumeruodavo dar tėvas, tai dažnai čia atvažiavęs paskaitydavo, kaip nekeista, iš ten išleistas, čia paskaitydavo. O dabar dažniausiai renkuosi elektroninį formatą, kas yra, iš tikrųjų,
galiu pasakyti, kad visas tas laikas mano darbo žurnalistikoje ir buvo tas virsmo laikas, kai taip sutapo, taip likimas lėmė, kad buvo nepriklausomybė, buvo tas iškilimas spaudos popierinės, buvo to paties Lietuvos ryto tiražai, ten 500 000 ar kažkas panašaus. Pamažu viskas keitėsi, traukėsi ir dabar esu ties ta skaitmeninė žiniasklaida, kuri iš tikrųjų, reikia pripažinti, konkuruos. Tradicinė, popierinė, anksčiau ir vėliau tai nukonkuruos visiškai. Knygom kažkaip yra kitaip, knygos sugebėjo atsispirti, yra pilna tų elektroninių knygų skaitiklių, bet vis dėlto žmonės renkasi imti knygą, popierinę, spausdintą, tai parodo ta pati knygų mugė, jos populiarumas neblėstantis, o su laikraščiais, su žurnalais yra kitaip. Dar žurnalai kažkiek atsispiria, o laikraščiams dėja yra sunku. Sunku dėl įvairių objektyvių priežasčių, pirmiausia ekonominės priežastys, nes laikraščiais leisti tai reikia ir popieriaus, ir spausdinimas, ir platinimas, viskam reikia, tai yra kaštai. Internetinė žiniasklaida yra viskas paprasčiau, reikia realiai žurnalisto ir kompiuterio, interneto ryšio. Ir tos naujienos gali pasiekti žmogų bet kur. Na taip, bet kol turbūt bus gyvi dar žmonės rajonuose, mažose kaimeliuose, nes tarkim yra žmonių, kurie laukia to laikraščio, būtent popierinio, vyresnio, bet ko gero su ta vyresnėje mūsų karta ir išeis ir popierinis laikraštis, čia matyt paskutinieji jau, kurie sėdi mohikanai tos popierinės spaudos. Sakot, knyga matyt turbūt vertę turi labiau dėl to, kad pirmiausia, jau surinkta ir užfiksuota informacija, kažkoks sukurtas kūrinys, tu jį gali po kažkiek laiko visimti ir imti ir ją visiškai naujai išgirsti, suprasti, pajausti. Naujienas perskaitai, ten susitiko 2 žmonės, išsiskyrė 3, pastatė namą, nugriovė namą, dar kažką ten paveikė ir jau rytoj tau kaip ir nebelabai įdomu. Nors kita vertus, bibliotekos archyve yra daug leidinių saugomų, tai visai smagu pasivartyti, bet tiesiog kaip tokia, pažiūrėti, kaip kalba kinta, kaip dar kažkas, tik galbūt dėl to. O pati Darija, ką galvoja apie popierinę spaudą ir būtent jos ateitį, jeigu apie tai galima kalbėti. Man pirmiausia dėl darbo pobūdžio daugiau tenka skaityti tą tokią skaitmeniniu formatu ir straipsnius ir visą kitą, bet šiaip aš pati pirmenybę teikiu, jei tik yra galimybė, tai mėgstu ir kokį nors laikraštį ir žurnalą įsigyti, kur jei sužinau, kad ten yra kokios nors informacijos man naudingos ar koks nors straipsnis įdomus, tai aš mėgstu turėti, man patinka, tai tokiu būdu nusiperku, bet šiaip man, kaip galėčiau ir kolegai pritarti, kad tiesiog gyvenam tokiais laikais, kai visa skaitmenizacija, skaitmeninė spauda, ji tiesiog yra daug pigiau, mažiau kainuoja ir dėl to, žinoma, nurungia tą popierinę spaudą, bet aš čia gal iš savo varpinės taip pasakysiu, kadangi lietuvių filologiją studijavau, tai dažnai mes pakalbėdavom su kolegom savo studentais, tai tie žmonės mes jauni, bet vis tiek pirmenybę daugelis teikdavom, kai tik tai turim galimybę, visą laiką stengiamės popierinius variantus skaityti ir ypač, kaip ir jūs pati minėjot, kad tie labai buvo toks populiarus, sakydavom, kad važiuojam pas tėvus savaitgaliais, tai bent rajoninių laikraščių paskaitysim. Tai iš tikrųjų taip ir klostosi, kiek įmanoma paskaitau, bet žinoma, pirmenybė yra dabar kitiems leidiniams. Norėčiau dar pastebėti, kad iš tikrųjų popierinė spauda išlaiko kokybę. Palyginti su skaitmeninė, tai yra aiškus kokybės skirtumas ir priežastis irgi aiškiai, sakykime, kai buvau sporto skyriaus ar kartu žurnalo Krepšinis redaktorius, tai tu gauni per dieną, sakykime, maks kokių ten 10 tekstų redaguoti. Tai yra kaip ir įveikiamas dalykas, normaliai gali tai pažiūrėti ir kruopščiau. Dabar pas mus portale Rytas LT per dieną yra nuo 250 iki 300 turinio vienetų. Tai turbūt galima suprasti, kodėl būna interneto platybės įvairiausių ir kuriozų, ir kvailysčių, tiesiog rankos neprieina prie visų tų dalykų. Bet dėja, toks yra ritmas, toks yra tempas
ir tiesiog visi tam dalyvauja ir negali atsilikti. Bet o kodėl tas tempas toksai? Dabar per dieną pasižiūrėjau, kaip jūs sakote, 200. Ar apskritai kas nors skaito? Man tai toks jausmas, kad tik antraštės dabar skaito žmonės. Nes nerealiai susiekti, pasižiūrėti, o tų portalų yra begalė ir dar yra įvairiausių, kurie šiaip savo rašo, iš kur nori, viskas persipina ir tame sraute, tarkim, žmonėms yra iš vis neįmanoma atsirinkti. Kaip? Aš gal čia galiu pasakyti, nors su tais skaičiais nesu labai pažįstama, bet kiek esu, kiek žinau, tai, tarkim, tie straipsniai, kurie yra leidžiami mano darbovietėje, tai konkrečiai kalbant apie portalą, kiek žinau, nėra tokio straipsnio, kuris būtų neperskaitytas, kiekvieną straipsnį, bent kažkurią naujieną kas nors vis perskaito. Tai čia tiesiog yra konkurencija, naujienų srautas visą laiką buvo, naujienos tokia yra niša, kur visi varžosi, vieni kitus laiko kaip konkurentais iš esmės, tai manau, kad gal kažkiek to srauto, kaip čia dydis, tų straipsnių išleidžiamumas ir nuo to priklauso, bet iš tikrųjų tai taip yra tokios naujienos, kurios jos yra kasdienės, labiau reikalingesnės kiekvienam žmogui ir nesvarbu, kur tas žmogus gyvena, ar jis gyvena kažkur atokiau, ar gyvena didmiestį, o yra jau tokios labiau nišinės galbūt, kur ir labiau jos yra specializuotos tik tai tam tikriems žmonėms, tam tikrų profesijų atstovams ir panašiai. Bet žinoma, kad viso to srauto vienas žmogus tikrai per dieną negali 300 straipsnių perskaityti, čia be abejonės. Tai įvairovė ir susita iš to, kad, sakykime, vėlgi galiu kalbėti apie savo portalą, mes turim apie 400 000 unikalių vartotojų kasdien. Tai iš tų 400 ten vienam to reikia, kitam to ir pagal tai ir orientuojamės. Ir aišku, visą laiką turim rasti to balanso ieškoti tarp to linksminimo ir informavimo. Nes taip reikalinga rimta žurnalistika, bet daugybė žmonių reikia pramogos, reikia linksminti. Visi gyvena tam ilgalaikiam, gal pasakyčiau, geopolitiniam nuovargį. Tai ir pandemija, ir karas, ir vėl šitie dalykai pagimdo vėl kitokius poreikius. Tai dažnai tiesiog esi priverstas daugiau to turinio lengvo, galbūt, pavyzdžiui, ir norėtųsi kažkas kito rimčiau kažkur pažiūrėti, bet ne visai išeina. Nes mes gaminam produktą, mes orientuojamės į mūsų produkto vartotoją. Mes jį gaminam ne savo. Tai žiūrim į poreikius, žiūrim į norus, tai atsižvelgdami ir dažnai einam to keliu. Dabar, aišku, jūs galite, ką nors pasakyti, gal pasakysit. Ar kas nors, sakykime, kaip dabar įprasta sakyti, kad štai žiniasklaida čia perkama, čia jiems lieka, čia jiems diktuoja. Kaip iš tikrųjų yra? Aš galiu pasakyti, kad dabar turbūt daugiausia laisvės negu buvo anksčiau. Anksčiau galima pasakyti, kad labiau buvo, sakykime, ir iš redaktorato pusės labiau tokia priežiūra ar kažkas. Tai dabar ypač jauni žurnalistai, jie tikrai yra laisvi. Kolegė neduos sumeluoti, jiems jeigu pradėsi kažką tai nurodinėti ar kažką, tai nieko nebus, viskas. Tai tada susideginsi ir save ir jį, ir tuo ir baigsis viskas. Tikrai nėra to dalyko. O pavyzdžiui, kad kažkokies ar verslo grupės ar kažkas, mes priklausom Estijos koncernui, tai kol kas iš tų pačių estų negirdėjom ne vieno kokio nors klausimo ar kažkokio dalyko, kas jie apie turinį kalba eina, nieko. Tai yra turinys visiškai paliktas mūsų atsakomybei. Aš mažiau turbūt susiduriu su tais visais žurnalistiniais užkulisiais, nes tik redaguoju tekstus, kuriuos rašo žurnalistai, žinių vedėjai ir panašiai, bet ką tenka pastebėti bendraujant su žurnalistais, nes ir su jaunais tenka bendrauti su tokie, mano amžiaus, sakykime, ir su kur kas vyresniais, kur yra dvigubai už mane vyresni ir dar netgi daugiau kai kurie. Tai aš irgi nesu pastebėjus tokio daugiau, kaip ir kolega sakė, laisvumo, to tokio yra tie jauni žurnalistai, jeigu stengiasi su jais bendradarbiauti, diskutuoti, tai viskas gerai, jei labiau jau tokia renkiesi griežta, labiau mokytojo pozicija, tai žinoma, tai yra mažiau priimtinas bendravimo formatas, bet nieko nesu panašaus tokio girdėjusi, bet galbūt vėlgi sakau, tai yra susijęs su tuo, kad
pati nerašau tekstų ir jokių man paliepimų iš viršaus nėra nuleidžiama, galbūt dėl to, bet ir šiaip kiek tenka bendrauti su kitais žmonėm ir su savo kolegom, su studijų draugais, tai retai tenka tai girdėti iš tikrųjų. Tapo gražia tradicija įsiamžinti po bibliotekos dovanotais skėčiais. Iki kitų susitikimų ant bibliotekos suolelio. Gandrus Lietuvoje matyti įprasta, tačiau lizdą šiems paukščiams susikrovus Ignalinoje Pavasario gatvėje kilo emocijų banga. Kuo įdomi ši istorija, sužinosite netrukus. Ignalinoje gandrai susuko dar vieną lizdą. Ar čia koks seniūno monas, burtas ar užsakymas? Kokia čia ta istorija? Nu, nei užsakymo, nei mono nėra, bet ėmė ir susuko. Matyt, pamėgo vietą, ramę Pavasario gatvėje, tarp 12 ir 14 namų, ant atramos, eso atramos. Bet taip ir gavosi. O sakykit, sakot, ant atramos susuktas lizdas, bet ar tai nekelia pavojaus? Na, eso atstovai buvo atvažiavę penktadienį, kiek aš žinau. Vat, kadangi man pranešė pirmadienį, aš jau čia važiavau su gyventojais susitikti. Tai kadangi dabar lizdų negalima jokių ardyti, draudžiama iki Liepos 8 dienos, nei varnų, nei gandrų, kadangi yra perimi, yra jau matyti ir kiaušiniai sudėti, ir perimi, bus matyti ir gandriukų. Vat. O kai išperės, kai skris, manau, kad paprašysime su atstovus, kad ant tos atramos iškeltų paaukštinimą, ir jie tokias konstrukcijas iškelia, kurie jiem netrukdo ir sudeda dar ir lizdą. Jeigu gandrai pamėgsta šitą vietą, tada ir atskrenda ir kitais metais. Na, vieni žmonės labai vertina gandrų draugystę, kaiminystę, kitiems nelabai patinka. Kaip Pavasario gatvės gyventojai žiūrėjo tokį kaimyną? Nu, kadangi aš atvažiavau čia susitikti jau pirmadienį su gyventojais anksti ryte, tai kaip man neinformavo, buvo viena, kur beveik sklypė ta atrama yra, kaip ir prieš, bet pasikalbėjus, jinai geranoriškai sutiko, kad jau pakentės, ir kaip seniūnija aš jau pažadėjau, kad jau aptvarkysim tas šakas, jeigu bus prinešta, pasiūsim. Laikas nuo laiko mašina surinks tas šakas, arba jau jeigu ten labai pridergs, mes jau ir kerkerių tą šaligatvį nuplausime. Tai tą ir mes pažadėjom, tegu dabar, jeigu atskrydo, tai gandrai toks paukštis, man patinka, aš nežinau, ir visiems turbūt patinka. Rūpinsitės visi kartu, ar ne? Taip, rūpinsimės, būtinai. Šiandien aistros dėl gandrų Pavasario gatvėje jau lyg ir aprimę. Jinai man asmeniškai nesakė, bet čia prisakė, kad anagi visko daro ir šakas neša ir patenkinta. Nie velnio nepatenkinta. Iškvietė, dėl ko jinai sakė, kad elektrikai atvažiavė, filmavo, fotografavo, o kas šeštadienį elektrikai važinėja ir filmavo gandrus, iš kur sužinojo, kad lizdą daro. Tai tokia ir buvo, vieni norėjo išnaikinti, o aš prieš ir skambinau tada Baltakių, nežinojau, kad tokius svarbiais visais klausimais yra miesto seniūnas, reikia seniūnui dabar galvą ūžti. Gerai. Gerai, prirašė, prikalbėjo pensininkė prigvošus. Kažkas turi palaikyti, sakykime, nuomonių įvairovę ir vieną pusę ar tai kitą. Ir Seime nuomonių įvairovė, ir šeimoje nuomonių įvairovė. Negi visi už visi. Atsimenu susirinkimus šitos visus. Prieš ne vieno nebūdavo. Visi už. Sutinkam. Žodžio bijoja pasakyti. Tai jūs dabar, aš suprantu taip, pradžia buvo tokia, kad pamatėt, kad gandrai susisukė gandralizdį, tiesa? Pradėjo sukti, jo. Tada išgirdot, kad eso čia jau važinėja. Baltakė parašyta mūsų Ignalinai. Taip, ir tada jau sužinojot, kad eso darbuotojai važinėja ir tarsi ketinama tą lizdą nuimti, ar ne? Matomai mėgino.
Matomai, bet pasižiūrėję išlipę ant mašinytės vienoje kitoje pusėje, va kaip dviračius vežioja. Kopėtėlas buvo užsidėtas, bet jie pamatė, kad aukštai galvoju pirmadienį nuo 8 tikriausiai, nugi šita mašina, kur karpa didžiausius medžius, sakau, tikriausiai, nu tai aš jau iš tos bėdos, iš tos nesėkmės Baltakiui paskambinau. Nugi, aišku, buvo šeštadienis, bet sutiko, labai malonu viskų, bet neužmigau per naktį, ko aš velniams vėliau šito akciją. Žurnalistas apie situaciją Pavasario gatvėje iškart informavo seniūną Valentą Rumbutį, o šis suskubo raminti ir taikyti kaimynų susiginčiusių dėl gandrų. Ar gandralizdis mieste yra toks retas reiškinys, ar tai kaip ir normalu? Nu, Ignalinos mieste kaip ir retas, kitose gyvenvietėse, pavyzdžiui, Gilūtuose, kitose, vos ne ant kiekvieno stulpo gandrų lizdai. Tada važiuojant Krikonyse pakeliui daug lizdų gandrų. Ir pačiuose Gilūtuose, ant krašte labai daug lizdų. O Ignalinoj, dabar lyg tai kaip ir vienintelis, jeigu sakau, tenai dar reikia pasižiūrėti, kur buvo tas lizdas. Pirmasis gandralizdis buvo ir yra ties Ignalinos miesto ir kaimiškosios seniūnijos riba – Rastenių sodyboje. Kažkada taip pat daug skaudžių akimirkų išgyvenę Budrių gatvės gyventojai, nes kaimynų kovos dėl gandrų baigėsi vieno iš gandrų žūtimi. Šiandien lizdas jau solidus, ten gandrai jau vėl peri. Na, manykim, kad žada gerą žinią šitas jūsų gandras, nes ignaliniečiai kopūstų daug nesodina, tai bent jau gandrai lizdus suka, ar ne? Kažko gero tikėkime. Jūs čia apie vaikų gimstamumą. Galvoju, kad kitais metais, kai vežiosiu pakvietimus už šiuos metus, kadangi apsigyveno gandrai, turbūt ignaliniečių padaugės. Nebe 15 bus, o 35. Lietuvių sodybų šventieji paukščiai gandrai ir kregždės. Nuo seno drausta naikinti jų lizdus, o šių paukščių įsikūrimas buvo suprantamas kaip ypatinga palaima namams. Jei kuriuose namuose kregždės apsigyvena, tai ir perkūną sodybos nemuša ir kitos nelaimės nelanko. Gandrai, kur apsigyvena, ten piktosioms dvasioms vietos nėra. Lietuviams gandrų naikinimas prilyginamas žmogžudystei. Gandras ir kregždė užsitarnavo žmogaus meilę ir pagarbą daug šimtmečių gyvendami kartu su žmonėmis jų sodybose. Visiems žiūrėjusiems ačiū. Kviečiu susitikti po savaitės. Sudie.